Tėti. Ką? Tėti. Ko? Tėti. Ko tu nori? Aš žuvį plaunu. Man liūdna. Nu ir man liūdna. Dėl ko tau liūdna? Dėl tavęs man liūdna. Tau dėl ko liūdna? Nes užaugęs būsi toks kaip tu. Plikas. Davai geriau, kad pagerintų nuotaiką, aš paseksiu tavo pasaką. Sėskis ant kelių, sūnau. Oi, neblip nuo kelių, nusilaužysi man koją buldozeriai. Tai senai, maždaug užvakar, gyveno toks džentelmenas grybautojas, kuris mėgo rinkti grybus. O jis buvo plikas? Ne, jis buvo su ilgais, nuostabiais plaukais. Aš noriu, kad jis būtų plikas, toks kaip tu. Gerai, plikas jis buvo, nuskusim mes tą galvą tam grybautojui. O jis buvo su kostiumu? Kam jam miške kostiumas? Nes džentelmenas. Ne, jis buvo apsirengęs kaip dera žmogui miške. Su chalatu ir akiniais. Su paprastom kelnėm, paprasta maikė ir kepurė. O jis buvo daug grybų pririnkęs? O gal davai aš, blėt, pratęsiu? Gerai. Tai va, eilinį kartą grybautojas iškeliavo į savo medžioklę. Bet šią dieną jam visiškai nesisekė. Jis vaikščiojo, klandžiojo, kol jam nenusišypsojo sėkmė. Jis išvydo pilną lauką grybų. Labas, mačiut. O po kiek pas tave šitie grybai? O jei ne paslaptis, kur tu čia radai tuos visus grybus? Kuo įmanoma greičiau pradėjo juos surinkinėti, kad nepastebėtų konkurentai. Kupinas džiaugsmo nusprendė pirmus surinktus grybus palikti automobilyje. Kadangi ilgai bastėsi po mišką, tai priėmė sprendimą pasistiprinti. Ilgai ieškojo, ką čia galėtų užkasti, nes pats supranti, maisto pasirinkimas šiais laikais pizdies koks didelis. Jūsų užsakymas. 4 PM. Tai palauk. Čia per daug. Tai čia su arbatiniais. Gerai, ačiū. Tai sveikatą, tėti. Ir tavo sveikatą, sūnau. Pilnas jėgų jis pratęsė savo grybų žvejybą, bet neužilgo sutiko vieną pavojingiausių miško gyventojų. Gal cigaretę turi? Gerai, varo. Nu, davai. Pabėgus nuo vilko, jis sunerimo, jog miške vyksta keisti dalykai.
cigaretę turi? Gerai, varysiu, gal vilką matei? Visiškai išvargęs planavo jau grįžti prie automobilio. Ir tada jam paskambino. Kas paskambino? Nepažįstamas numeris. Klausau? Sveiki, ar su Tomašu kalba? Taip. Jums iš VMI skambina dėl nesumokėtų mokesčių. Pagaliau užsikrovė. Bėgdamas nuo atsakomybių ir likęs be telefono suprato, kad visiškai pasiklydo. Praradus viltį, jis pasikvietė pagalbą. Tavo pagalba? Ne, žymiai rimtesnė pagalba. Ištikimo draugo dėka jam pavyko išsigelbėti iš šio paslaptingo miško. Nu ir kaip tau pasaka, sūnau? Nu, nachai. Gal skečų nuo 100 iki 105 kažkur išeis grubiai. Nu, aš tikiuosi. Bet bandysi vis tiek, yra ta idėja, norisi pabandyti, ją padaryti ir tikiuosi. Pabandyti nieko nekainuoja, nu 100 ne, bet man vis tiek. Bet blemba. Eik tu Po kiek?